Nebuvo, tėvynė bus. Dar 3 vasaros nubėgo į tolius tyliais tėviškės laukais. 3 rudenėliai poilsio laukiančią žemę spalvino nubyrėjusiais nuo gimtųjų šakelių lapais. 3 žiemos žaidė snaigių purslais, kartais pagazdindamos žmogų šėlstančių vėjų pripustytomis pusnimis. Po 3 vasarų, 3 rudenėlių ir 3 žiemužių, kaip liepė motulė gamta, ir vėl išaušo pavasaris. Ir vėl jis kartu su sprogstančiais medžiais, su gegutės šūkavimais ir vieversio giesme nešė viltis, kad gyventi bus geriau, nes be vilčių gyvenimas praranda prasmę. Niekas nepasikeitė redakcijos upelio tėkmėje. Gal tik įgavęs patirties redaktorius Andrius vis ryžtingiau siekė, kad į publikacijas nepatektų nė gramelio netiesos, kad taptų jos aštresnės, kovingesnės. Esminis pasikeitimas įvyko paties Andriaus gyvenime. Asta jam padovanojo dukrelę. Kai iš gimdymo namų užtrūkusios žmonos jis paklausė, kokiu vardu ši norėtų pakrikštyti mergytę, Asta atsakė nedvejodama. Jautėsi, kad savo sprendimą jis seniai subrandino. Jerūta. Nieko neatsakė jie Andrius, tik apkabino ir paglostė ant žmonos pečių išsidraikusius plaukus. Asta jautė, kad meilė pirmai žmonai visam gyvenimui rado savo kampelį vyro širdyje. Ir ji puikiai suprato, kad kitaip ir negali būti ten, kur iš gyvenimo pasitraukė vienas iš mylimųjų, o gal net ir dievinamų sutuoktinių. Būdama plataus mąstymo asmenybė, ji nesistengė išstumti iš vyro širdies Jerūtos užimtą vietelę ir pakerėti visą širdį. Ji jautė, kad Andrius pamilo ją ne jaunuolio aistra, o subrendusio vyro betodarišką meilę. Ir Asta jos pakako su kaupu. Ir niekada ji nekilo noro nukabinti nuo sienos Jerūtos portretą. Priešingai, ji, nematant Andriui, dažnai žvelgė į jį, gerėjosi moters šypsena ir ta akių šviesa, kuri liejosi nuo pat randą pridengusio tamsių plaukų kuokšto. Jūra dvelkiančių vėjokšnių, alsuojančią gegužės dieną darbo reikalais Andrius nuvyko į Klaipėdą. Miestas jį pasitiko ką tik užsibaigusių prezidento rinkimų agitacinės makulatūros kivytais. Atrodė, kad kiekvienas uostamiesčio kampas rodė nuovargį nuo to šurmulio, kuris buvo sukeltas, žinoma, vardant tik šviesios Lietuvos ateities. Sutvarkęs reikalus, užsuko į Akropolį. Negi grįž namo, jokių lauktuvių savo moterims ir jonelių nenupirkęs. Bevaikščiodamas akį viliojančiais labirintais išgirdo. Andriau, jūs? Priešais išdygo plačią šypseną dovanojantis tas pats vyriškis, kuris aną šlapdirbos purslais besidrapščiusį jau primirštą vakarą išgelbėjo jį mašinai ties gargždais sugedus. Aš, Gediminai, tarė Andrius ir pabandė teisintis. O aš apie šį tarybinės kariuomenės bėgusius vaikinus taip nieko ir neparašiau. Neįžvelgiau reikalų, tai jau gerokai senstelėję įvykiai, o gyvenimas pastoviai pametėja vis naujų problemų, kuriuose ir tenka murkdyti žurnalistą. Gal jūs ir teisus? Prie mūsų bėgimo vargu ar yra prasmė sugrįžti, bet pirmiausia, ar labai skubat? Lyg ir ne. O ką? Labai norėčiau su jumis pabendrauti, šitą aptart. Ar galėtumėm pas mane namuose pasėdėti? Gerai, apsipirksiu ir galim keliauti. Erdvėje virtuvėje, išviręs svečiui kavos, Gediminas atsisėdo priešais, tarė. Noriu pasikalbėti apie Ukrainos įvykius. Štai kaip? Ir ką? Jau prieš 3 metų įvykusio pokalbio metu supratau, kad jūs blaiviai vertinat įvykius. Ašgi tai ne politikas. Ir ne visada sugebu juose susigaudyti. Tai kad ir aš ne politikas, nusišypsojo Andrius. Ne, Andriau, kiekvienas žurnalistas yra politikas. Tik bėda, kad daugelio jūsų kolegų sąžinė orientuota jiems palankių politinių vėjų kryptim. Na gal venkim tokių apibrėžimų. Ir kas jūs domina vertinant Ukrainos įvykius? Ogi visų lygių mūsų politikų melas. Aš sunkiai suvokiu, kodėl tai daroma. Štai 3 įvykiai. Žudynės Kijevo Maidane ir valstybinis perversmas. Krymo prie Rusijos prijungimas ir 100 žmonių sudeginimas Odesoje. Pradėsiu pirmoju. Man nerūpi, koks buvo Ukrainos prezidentas Janukovičius. Bet paaiškinkite, kodėl išžudžius
Tame padangų maidane 100 žmonių ir fašistuojantiems elementams užgrobus valdžią mūsų aukščiausia valdžia užėmė perversmininkų pusę. O visko kaltinti puolė Rusija. Ir kodėl niekas nepasmerkė mūsų Seimo pirmininkės išvykos į Maidaną, kuri drožė tokią kalbą, kad man lietuviai ausys iš gėdos raudonavo. Jūs norit sužinoti mano požiūrį visą tai? Tai žinoma. Gerai. Aš išdėstysiu savo nuomonę. Tačiau pirmą noriu išgirsti, ką jūs pasakysit apie kitus du įvykius. Toliau. Krymo prijungimas, ką mūsų politikai vadina Rusijos agresija, aneksija ir kitų spalvų keiksmažodžiais. Juk tik visiškai nieko istorijoje neišmanantis žmogus nežino, kad Krymas, jo garsusis uostas Sevastopolis, yra rusų žemės. Nors jomis savo laiku su ginklu rankose buvo pasivaikščiai ir turkai, anglai, vokiečiai ir kitų tautybių grobikai. Ar turėjo teisę vos spėjęs valdžionį kopti Tarybų sąjungos vadovas Chruščiovas 54-aisiais padovanoti Krymą Ukrainai? Žinoma, kad ne. Juk tada nebuvo pravesta jokio referendumo, net Ukrainos valdžia tokios dovanos neprašė, jis ėmė ir padovanojo. Dabargi, kai Kryme įvyko referendumas, kai didžiulė dauguma gyventojų pasisakė už sugrįžimą į Rusiją, mūsų politikai bliauna, kad tai prezidento Putino įvykdyta agresija. Nemanau, kad jie nežino istorijos. Tas bliovimas turi kitas priežastis. Ir galop Odesa. Gediminas patylėjo ir Andrius pajuto, kad pašnekovas pradėjo jaudintis. Kodėl? Tada Kaliningrado srityje, tęsiais, su manimi tarnavo ukrainietis Mikola. Jis buvo metais vyresnis, kai aš pradėjau tarnauti. Ant antpečių turėjo jau 3 makaronus. Kažkodėl mudu iškart susidraugavome, jis niekam neleido manęs skriausti, o kai aš po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo prasitariau norys bėgti namo, jis patarė man to nedaryti, kartojo, nebūk kvailys, netikėk politikam. Kaip žinote, patikėjau. Landsbergio aplinkos rėksniais ir pardūmiau į Klaipėdą, o paskui susiprotėjau sugrįžti. Mane pasitikęs Mikola draugiškai pasijokė, palydėjo daboklėn, bet ne apie tai kalba. Mikola buvo kilęs iš Odesos. Ir jau po Tarybų sąjungos subyrėjimo kvietė mane paviešėti pas jį atsipūsti prie Juodosios jūros. Spėju, kad buvot nuvykęs. Buvau tada, kai dar nereikėjo vizų. Porą savaičių maudžiausi šiltame jūros vandenyje, o vakarais vaikščiojom nuostabaus miesto gatvėmis, leidomis Potiomkino laiptais, net porą kartų pabuvojome istorinio operos ir baleto teatro spektakliuose. Mikola tada buvo ką tik susituokęs su gražuole Olesė. Jie visur vaikščio susikibė už parankės, tačiau aš jų kompanijoje nesijaučiau nereikalingas. Ryšius su Mikola palaikiau pastoviai, mudu vienas kitam dažnai skambinome, bendravome interneto pagalba. O kai Kijeve vyko valstybinis perversmas, išgirdau. Tai baisi mūsų šalies tragedija, tai fašistų pergalė, tai didelio kraujo praliejimo pradžia. Aš žinojau, kad Mikola yra savo šalies patriotas. Dar tada kariuomeniai, kaip nuostabiai jis papasakojo apie Ukrainą, jos gamtą, žmonės, laisvalaikiu mėgo traukti ukrainietiškas dainas. Kai susijaudinęs paskambino, supratau, kad jis netupės po šluotą palindęs, būtinai įsivels į kokius nors pasipriešinimo veiksmus. Daugiau po vasario perversmo jis man neskambino ir aš nedrumsčiau jam ramybės. O po to, kai Odesoje profsąjungų rūmuose įsisiautėję šiuolaikiniai naciai sudegino 100 žmonių, sulaukiau Olesijos skambučio. Ji pasakė, kad tądien nesugebėjo sulaikyti namuose Mikolos. Jis išėjo protestuoti į Kulikovo aikštę. Keletą dienų nieko apie jį nežinojo, o paskui aptiko jį su pralaužta galva ligoninėje. Ir liko Olesė su 3 mokyklinio amžiaus vaikais. Gediminas nutilo, pasėdėjo nuleidęs galvą ir jo tamsiuose nepaklusniuose garbanuose Andrius pastebėjo baltų plaukų gysleles. Man sunku komentuoti Ukrainos įvykius, tarė Andrius. Pirmiausia todėl, kad mus pasiekianti informacija yra labai prieštaringa, dažnai klaikiai melaginga, tačiau akivaizdu, kad jėga nuvertę teisėtai išrinktą prezidentę žmonės nėra savarankiški. Faktai rodo, kad jiems diriguojama iš užsienio. Turbūt tiksliau būtų pasakyti iš Amerikos, įsiterpė Gediminas. O kodėl? Jūs, Gediminai, nebejotinai girdėjot, kad valstijų prezidentas Obama pastoviai pabrėžia savo tautos, ne,
tokios tautos kaip amerikiečių nėra, aš neteisingai išsireiškiau, savo šalies ypatumą. Ir tai nėra jo išsigalvojimas. Jokių karų savo krašte nepatyrę amerikiečiai įsitikinę esą visagaliai. Ir gal net Dievo pašaukti daryti tvarką visame pasaulyje, žinoma, pagal savo kurpalių, ką vadina demokratizavimu. O ką reiškia amerikietiškas demokratizavimas? tą savo demokratizavimą jie bando prengt baltais rūbais, tik tie rūbai labai greit būna sutepti krauju. Ne savo, kitų šalių gyventojų. Taigi tas jų demokratizavimas reiškia kitos šalies paėmimą savo įtakon. Ir tada ta šalis privalo gyventi pagal mūsų liaudės dainelės žodžius. O jūs, vaikai, taip darykit, kaip tėvelis daro. Na, o paėmimas įvyksta dviem būdais. Jeigu šalies valdžia sutinka pati savo tautą įlandinti grobuonio nasrus, apsieinama be kraujo. O jeigu priešinasi, praliejami upeliai ar net upės kraujo. Jūs norit pasakyti, kad Ukrainos žmonių kraujas Kijeve buvo pralietas, o dabar pietryčiuose liejamas jankiams diriguojant? Paklausė Gediminas. Jūsų tiesų klausimą atsakysiu tiesiai ir nediplomatiškai. Taip. Ir labai lengva šį atsakymą paremčiau daugybė plačiai žinomų faktų. Tik šį kartą savo auką amerikiečiai pasirinko gan didelę šalį, Rusijos pasienė su didžiuliu skaičium rusų tautybės gyventojų, kurie niekada nesutiks vegetuoti po dėdės Semo padu. Veikdami per daug grubiai ir įžūliai, amerikiečių užsiundyti Banderos pasekėjai jau susilaukė Donecko ir Lugansko gyventojų pasipriešinimo. Ir patikėkit, tas pasipriešinimas plėsis, nes ir Rusijoje, ir Ukrainoje gyvenantys rusai ir dalis ukrainiečių neleis amerikiečiam šią slavų šalį paversti savo įtakos zoną. Bet dėja Ukrainoje naujai valdžiai pataikaujant, o gal ir skatinant, atgaivinta karo metais veikusios UMA, Ukrainos maištininkų armijos dalinių dvasia, tarė Gediminas. Ta UMA, tarė Andrius, praėjusio karo metu talkino naciam ir savo žiaurumu net juos pralenkė. Žinau. Kai lankiausi Odesoje, Mikola davė paskaityti man istorinį žurnalą. Aš tada nusikopijavau žymaus ukrainiečių istoriko straipsnį apie UMA, kuriame aptikau klaikius skaičius. Aš juos tuoj surasiu. Gediminas atidarė sekcijos dureles, pasirausė. Tvarkingai sudėtų žurnalų krūvelė, o suradęs reikalingą žalsvą aplanką ir pasklaidęs jį sudėtus lapus tarė. Paklausykit, kas tame žurnale rašoma. Baigiantis didžiajam tėvynės karui, UMA vadovybė, siekdama bendradarbiavimo, užmezgė ryšius su amerikiečių ir anglų karinė vadovybė. Kova prieš tarybų valdžią vakarų Ukrainoje ir Užkarpatėje tęsiasi iki 1953 metų. Nustatyta, kad 1944-53 metais Ukrainos nacionalistai išžudė beveik 25 000 tarybinių kariškių, milicininkų ir pasieniečių, 2,5 tūkstančio partinių darbuotojų, apie 600 kolūkių ir apylinkių tarybų pirmininkų, 62 rajonų partijos komitetų sekretorius ir vykdomųjų komitetų vadovus, apie 30 000 taikių gyventojų. Ar nebaisu, Andriau? Bet čia tik skaičiai. O kas už jų? Tame pačiame žurnale perskaičiau ir apie tų banditų, kitaip jų neina vadinti, žiaurumus. Tie dvikojai žvėrys pjaustė gyvų žmonės į gabalus, pririšę prie medžių degino ir net virė dideliuose katiluose. O kas dabar Ukrainoje dedasi? Deja, net atgimstantis fašizmas Amerikoje ir Europos šalyse, kurias mes vadinam civilizuotom ir iš kurių įmame pavyzdį, randa nemažai rėmėjų ir pasekėjų. Na, bet grįžkim prie to, nuo ko pradėjom pokalbį, prabilo Andrius. Kas dedasi kitose šalyse, žinoti reikia. Tačiau mums, lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje, o gal ir tiem tautiečiam, kurie rado savo vietą svetimose šalyse, labiausia turi rūpėti mūsų šalies reikalai. Tai žinoma, atsiliepė Gediminas. Todėl aš ir noriu suprasti, kodėl mūsų valdžia, mūsų politikai ir jiems paklusnio žiniasklaidos priemonės ant eilinio piliečio galvos pila tiek daug melo. Aš žadėjau atsakyti jūsų klausimus ir džiaugiuosi, kad nesate abejinga šalies likimų žmogus, kalbėjo Andrius. Aš jau minėjau, kad Jungtinės Amerikos valstijos mato save pasaulio valdovėmis ir atitinkamai elgiasi.
Jau tada, kai susikūrė mūsų sąjūdis ir buvo einama prie nepriklausomybės paskelbimo, Vilnių užplūdo Vašingtono vyrukai, kurie nurodinėjo, kaip ir ką reikia daryti. Tokiu būdu dar nepaskelbusi nepriklausomybės Lietuva naujų jos vadų norų atsidūrė amerikiečių įtakoje. Ir kuo toliau, tuo labiau klimpo jų strategų paruoštą liūną. Ką jau bekalbėti apie neilgai Lietuvą valdžiusį Landsbergį. Mūsų Ąžuolas Brazauskas nesvajot negalėjo apie tą savarankiškumą, apie kurį buvo kalbama pasitraukiant iš Maskvos įtakos. Ar buvo bent kiek savarankiškas Adamkus? Atsakyti teigiamai tai reikštų sukurti eilinį politinį anekdotą. Šiam veikėjui mažiausiai rūpėjo šalies vidaus reikalai. Jis rūpinasi Gruzijos ir Ukrainos demokratizavimu taip, kaip reikalavo jo krikštatėviai amerikiečiai. O ką mes gavom išsirinkę sijonuotą ir ambicijų kupiną prezidentę? Ta prezidentė, mano manimu, dėstė Gediminas, eilinė Lietuvos tragedija. Na, pažeidžiant konstituciją įstojom, tiksliau mūsų politikams plojant, buvome įstumti į NATO. Ir dabar mūsų prezidentė labiausiai iš visų Pabaltijo valstybių vadovų pritarė šios agresyvos organizacijos sprendimą. Užsienio politikoje nerodo menkiausio savarankiškumo. Ir neparodys, nes Lietuva galutinai paversta valstijų kolonija. Jei ir sumanytų mūsų prezidentė žengti savarankišką žingsnį, ji to nepadarytų, nes tai reikštų savižudybę. Ir visi kiti mūsų politikai elgėsi taip, kad įtiktų šeimininkams. Nes priešingų atveju bus išmesti kaip ta musė iš barščių. Liūdna, labai liūdna. Ir kaip gyventi jokios nepriklausomybės neturinčioje šalyje. Aš jums dar nesakiau, kad abudu mano vaikai, sūnus ir dukra, rado savo vietą Airijoje, gyvena gerai ir neketina grįžti į Lietuvą. Kartais ir man, ypač klausantis politikų paistalų, norisi spjauti viską ir išvažiuoti pas vaikus. Tačiau jaučiu savį kažkokią iki galo nesuvokiamą jėgą, kuri neleidžia to padaryti. Nenori Lietuvos į svetimą šalį iškeisti ir mano žmona. Gal ir gerai, kad ji nėra tokia pat kaip aš. Neieško tiesų, negirdi politikų melo, jei bet kas valdžion atėjęs yra geras, sąžiningas, pasitikėjimo vertas žmogus. Na, tokiem žmonėm lengviau gyventi, pastebėjo Andrius. Mano Antutė dirba bibliotekoje ir štai neseniai kažkokiame jos renginyje pabuvojo prezidentė. Kokia proga jį čia lankėsi, kodėl užsuko į biblioteką, aš neklausiau, man tai neįdomu. Bet kai žmona parėjo namo susijaudinus ir ištiesusi man ranką paprašė ją paspaust, paklausiau, ką tai reiškia, o pasirodo ir jai, ir kitoms darbuotojams rankas paspaudė prezidentė. Ir tai mano Antutė įvertino kaip didžiulę laimę. Pasak jos, dabar aš jai paspaudęs ranką pajusiu mūsų valstybės vadovės širdies šilumą. Nespaudžiau aš jai rankos, net pasiūliau su muilu rankas nusiplaut, bet jau ožkaus įspyrė, pasakė neskubėsiant jų plaut. Na, šią progą prisiminiau vieną tėvo pasakojimą, šyptelėjo Andrius. Jis su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. O tame gyvuliniam vagone kartu su jais, vyru ir 5 vaikais, keliavo mažaraštė kaimo moterėlė, kuri įsiminė tuom, kad visiškai nemokėjo rusiškai kalbėti, tačiau meistriškai keikėsi rusiškai. Ir dar mano tėvų jį įsiminė todėl, kad tada, kai visi jie kelionės pabaigoje tapę utėlėtais buvo varomi į pirtį, ji pasakė, kad nusiprausti grįžus į Lietuvą. Jai buvo brangus, kaip jis sakė, jos kūną dengęs lietuviškas purvas. Tai ką, taip niekada ir nesiprausė? Kol seneliai gyveno su ja kartu viename barake, tikrai ne. O po metų seneliai buvo iškelti į kitą gyvenvietę. Tad kaip sekėsi lietuviško purvo patriotai tą purvą išsaugot, jie jau nežinojo. Papasakos Antutei apie tą į ją panašią patriotę. Neverta. Tegul gyvena žmogus savo pasaulį ir džiaugiasi, kai šalies vadovas jam paspaudžia ranką, atsakė Andrius ir paklausė. Tai gal atsakiau visus jūsų klausimus. Tik Gediminai, priminsiu, kad aš išsakiau savo subjektyvę nuomonę, kuri gali būti ir klaidinga. Ačiū jūs, Andriau, už atvirumą. Suprantu, turint savo nuomonę, kuri ženkliai skiriasi nuo mūsų viršūnių paistalų, žurnalistui sunku dirbti išlaikant pusiausvyrą. Gal aš pasakysiu per daug skambiai, bet mudu abu pergyvenam dėl tėvynės Lietuvos miglotos ateities.
dėl tos tėvynės, kuri buvo ir bus, ir kurios mes į jokią kitą šalį neiškeisim. Ir Vilnelė bėgs į Viliją, o Vilija į Nemuną. Ir tų dainų, kurias mums vaikystėje tėvai dainavo, neužmiršim, o svetim šaliams tarnaujantys prezidentai ateis ir išeis tik gėdingą pėdsaką istorijoje palikę. Ir jau atsisveikindamas pridūrė, pamiršau jums pasakyti gan įdomų dalyką. Neseniai, būdamas Vilniuje, susipažinau su vyriškiu, kuris anuomet, kaip ir aš, bėgo iš tarybinės kariuomenės. Tada jis buvo dar Rusijoje sugautas, tribunolo nuteistas kalėti, tačiau bausmę atlikti pervežtas jau į nepriklausomybę paskelbusią Lietuvą. Ir kągi, vaikinas paragavo Lukiškių ir Pravieniškių, sėdėjo su vagimis ir banditėliais, kol mūsų aukščiausioji taryba nesuteikė jam malonės. Cinizmo viršūnė. Mūsų naujoji valdžia, raginusi kareivėlius bėgti iš okupacinės kariuomenės, kišo juos į savus kalėjimus, o paskui, kaip atgailaujantiems nusikaltėliams, suteikė malonę. Ir žinot, ką ta proga pareiškė tuometinis Lietuvos generalinis prokuroras Paulauskas? Jo žodžiai, kuriuos pacituosiu mintinai, cinizmo tęsinys. Mes skatinome pasitraukti jaunuolius iš kariuomenės, bet nebuvo priemonių juos ginti. Kariuomenės neturėjome, buvo gal pora policininkų. Valstybė negali kištis į kitoje šalyje paskelbtą nuosprendį, tik jį vykdyti. Jei priėmėme kalinį, tai tik su sąlyga, kad jis atliks bausmę. Tik, Andriau, jei nebuvo priemonių patriotiškai nusiteikusių kareivėlių ginti, kokių velnių reikėjo raginti juos bėgti? Aš manau, kad tada Lietuvai nusikalto ne bėgliai, o mūsų besmegeniai politikai. Negyjančios žaizdos. Po to, kai šalies piliečiai antrą kartą panoro išsirinkti prezidente tą pačią moterėlę, Romui paskambino gargždiškis Edvardas ir pasakė, kad jiedu su Kristina norėtų sulaukti jo apsilankymų. Tik ne vienu, o su Verute, nes pasiilgo jos dainų. O dar labai pageidautumėm pamatyti, pridūrė, istoriką Juozą, su kuriuo kadaise buvote atvykę. Juk mano ir jo likimai labai panašus. Ir jo, ir mano tėvus kankino ir nužudė už Lietuvos laisvę kovoję partizanai. Sutartą dieną 3 kviestųjų mašina įsuko į Stalmokų kiemą. Juos pasitikę ir išbučiavę šeimininkai maloniai pakvietė į vidų, kur rūpestingos Kristinos rankos jau buvo paruošusios visada išradingai padengtą stalą. Ir kokia proga numatėte šį pasisėdėjimą, pasiteiravo Romas. Ta proga, kad seniai jūsų nematėm, pasiilgom, atsakė Edvardas. Senstam, žilstam, plinkam, tad dažniau reikėtų susitikti. Ir kreipdamas žvilgsnį Juozą paklausė. Ar seniai lankėtės gimtinėje? Savo negyvą kaimą ir artimųjų kapus lankau 2 kartus metuose, sakė šis. Būtinai lapkričio 1 ir kurią nors gražią vasaros dieną. Mėgstu pavaikščioti tais sužėlusiais takais, kuriais bėgiojau basas ir pasėdėti ant Nemuno kranto. Nemunėlis ten daro vingį, o jo krantas aukštas. Tai šiais metais dar nebuvot? Ne, važiuosiu Liepos pradžioje. Po to, kai svečiai šeimininkams raginant pasivaišino, o kalba daugiausiai sukosi aplink dar netvėsusias po prezidento rinkimų aistras, Juozas paklausė Edvardo. O jūs savo gimtuosiuose Medsėdžiuose kada lankėtės? Na, šiemet dar nebuvau, bet ir lankyti nėra ko. Artimieji palaidoti Gargžduose, o mūsų vienkiemiai seniai nė pėdsako neliko. O aš norėčiau pabuvoti jūsų kaime. Mane visada traukia į tas vietas, kurios mena tragedijas. Ypač tas, kurios dabar nutylimos arba apmeluojamos. Ir ką jūs pasakytumėt, gerbiamas Edvardai, jei mes visi dabar pakiltumėm ir nukeliautumėm į Medsėdžius? Manau, mūsų vairuotojas kolega Romas sutiks sėsti už vairo. O aš tai visada pasiruošęs, atsiliepė Romas.
O juk Medsėdžiai, kiek pamenu, visai netoli. Netoli, kildamas tarė Edvardas, vos 6 kilometrai. Tai pirmin? Ir ten mes norėsim išgirsti dar vieną jūsų sugrįžimą į aną kruviną laikmetį. Į mašiną sėsdamas pasakė Juozas. Papildykit savo jau girdėtą pasakojimą. Gerai, atsakė Edvardas. Mano manimu, širdyse tų žmonių, kurių vaikystė sujaukė artimųjų žudikų rankos, tas laikmetis iki grabo lentos nenustos kraujavęs. Pakilę už Minijos į kalnelį ir pasukę dešinėn, vingiuojančią juostą, jie netrukus pasiekė Medsėdžius. Pastatė mašiną pavėsyje, lėtai nužingsniavo siaurų keliukų link kadaise čia krutėjusio kolūkio centro. Kalbėjo Edvardas. Stalmokų pavardė šiuose kraštuose atsirado dar 19 amžiui. Taip Edvardukui pasakojo tėvas. Kodėl būtent čia atsirado, palikuonys nežinojo. Tik iš kartos į kartą buvo perduodama, kad čia pavardę į Medsėdžius atnešė ateiviai iš Prūsų žemių. Sudėtinga, o gal ir visai neįmanoma įsibrauti į tolimą praeitį, atskleisti protėvių gyvenimo paslaptis. Išėję tyliai, po bevardžiais kauburėliais pasislėpę eiliniai kaimo žmonės, paliko gyventi ir puoselėti tėviškę naujas kartas, kurios savose klystkeliuose ieškojo vietos po saulę. Petras Stalmokas iš savo tėvų paveldėjo 9 hektarus žemės. Tik pusė tų hektarų tapo žeme maitintoje. Kita pusė skendo balose, krūmynuose, čia kurkuliuojančiais koncertais prieš lietų šėlo varlės. Lizdus suko pempės ir laukinės antys. Petras savo lizdą susisuko su vienmetė Julija. Žmona gimdė berniukus. Pagalbininkais augo Justinas Vladas Augustas. Paskutinis šios komandos rikiuotės stiepėsi Edvardukas. Tiesa, tarp Augusto ir Edvardėlio buvo įsiterpus vienintelė sesuo Zuzanėlė, tačiau baisi nelaimė užgesino jos gyvybę vos mergytei pradėjus vaikščioti. Tai dabar nerimo debesų apgaubtame 21 amžiuje mūsų naujieji istorikai bando brukti jaunimo galvas juodomis spalvomis piešiamos vaizdus apie klaikų sovietmetį ir šviesiomis apie neilgai trukusį tarpukarį, smetonmetį. Tai dabar mūsų knygynai ir bibliotekos užversti iš kitų kalbų išverstais menkaverčiais meilės romanais. O Petro Cvirkos, Žemės maitintojo ir Frankas Krukas arba Juozo Baltušio parduotos vasaros tapo perdėtai ideologizuotomis ir nerekomenduotinomis skaitimui knygomis. Dabar bandoma gimdyti naujus, išsilakstančios Lietuvos laimę šlovinančius kūrinius. Tik ar daug jie randa skaitytojų? 4 vaikais apaugusi Stalmokų šeima sunkiai dūrė galą su galu. Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens berniukai lakstė basi. Bet lakstymas nereiškia dykinėjimą. Šeimoje kiekvienas turėjo darbus dirbti. Smetonmečiu kaimo žmogui daug ko trūko. Nukakęs į Klaipėdą ir miestiečiams pardavę žąsį arba lašinių bryzą, Petras nusipirkdavo reikalingiausio – druskos ir žibalo. Tačiau 1939 metais hitlerininkams nusisavinus Klaipėdos kraštą, visai greta išdygo valstybinė siena su abipus pasivaikščiojančiais sargybiniais. Pereiti per tą rubežių pavykdavo tik slapčia, rizikuojant sugauti kulką. Na ir Petras ją sugavo. Iš Klaipėdos mėmelių pakrikštytos atgal grįždamas. Kai paryčiais sėlino per rubežių, savas Lietuvos pasienio policininkas pastebėjo jį ir griebėsi šautuvu. Sužeidė kaimo žmogui koją ir galvą. Laimingai pataikė. Abi kulkos tik sukruvino. Tiesa, nors stebuklingomis Julijos rankomis gydytos žaizdus greitai užgijo, prie Petro ausies atsirado gumbas ir tada liežuvingos kaimo moterėliais praminė jį Gumbainiu. Sutuoktiniai neturėjo progų mokslų paragauti, tačiau skaityti rašyti buvo pramokę. Pramokusi buvo Julija nuo visokių kvarabų artimuosius gydyti. Gal šio meno plonybių paveldėjo iš savo tėvų ir senelių. Antai peršalo ir kosulys kendo trumpakelnis Edvardukas. Kai nuvežusi pas felčerį vaikas sužinojo, kad jam į plaučius gali įsimesti džiova,
pati, tik pagal jai žinomą receptą, gamino vaistą iš medaus ir trintų agurkų. Kažkokią žolelės virino. Ir atstojo liga. Neprisikabino prie jos jaunėlio. Mėgo Julija savo pagrandukui papopinti skanesnį kasnelį jam kyštelt, pasisodinant ant kelių pamyluoti. Tėtis buvo griežtokas. Jei kas nevengdavo pykštelt sūnui rykštę per blauzdas. Ta birželio rytą pasigirdę šūviai ir sprogimai pasakė, kad prie Rubežiaus susirėmė 2 didžiulių šalių kariškiai. Kad susiremta rimtai, stalmokai suprato, kai giedra padangė pajudavo nuo daugybės į rytus praskridusių lėktuvų kryžių. Kad prasidėjo karas ir kad vokiečiai pasirodė drūtesni, pasakė į kiemą įriedėję kelių motociklai su kulkosvaidžiais priekabose. Jie įriedėjo, paskui ir išriedėjo. Savaitė praėjo įprastose mažo ūkelio rūpesčiuose. O po savaitės į stalmokų trobą įgriuvo 2 šautuvuoti gretimo kaimo bernai ir pasigyrė pasipuošę rankovės baltais raiščiais. O man vis tiek, kokius kurlius judu ant rankovų prisikabinot, burbtelėjo Petras. Baltus, mėlynus, žalius ar raudonus. Apie raudonas geriau patylėtum, iškošė mažutėm paršelio akutėmis ūkelio šeimininką gręžęs bernas. Raudonšikniai iš Lietuvos jau išvyti, o tu, Gumbaini, pagal naujos valdžios parėdimą su mumis privalai keliauti į Gargždus. Ir ko? Ten sužinosi, ruoškis. Kai į tave žiūri ne tik 4 piktos akys, bet ir 2 šautuvų vamzdžiai, daug nepasišokinėsi. Pasiėmęs terbelę, surginės duonos rieke ir lašinių bryzeliu, Petras iškeliavo į nežinę. Nieko nepasireiškė stalmokas vokiečių nutrauktais vieninteliais tarybų valdžios metais. Tik traidmolį arė, grūdai į jį metė ir vakarais prie šulinio nuo darbų suskirdusias rankas plovėsi. Bet atvarytas į Gargždus suprato, kad vokiškai su lietuvišku kvapeliu valdžiai jis nepatikimas. Tačiau patikimas naujai valdžiai jis buvo kaip stiprių rankų darbininkas. Tapę Dimitravo koncentracijos stovyklos kaliniais ir apginkluoti atitinkamais įrankiais, ne tik Petras, bet ir 10 kitų darbams atvarytų vyrų turėjo skaldyti akmenis. Smetonmečiu čia juos skaldė prieš fašistuojančią valdžią, bandė šiauštis nusikaltėliais pavadinti žmonės. Rytais akmens skaldžiai stodavo rikiuoti, kad iš jų jau būdavo pasmerkti, bet dar to nežinodavo, iškviesti iš rikiuotės ėjo prie akmeninės sienos, pyškėjo šūviai. Toks likimas laukia kiekvieno nusilpusio arba išdrįsusio nuslėpti bendradarbiavimą su bolševikais. Pyškėjo rytais šūviai, o šaudė net tėjūnai, o vis tie baltais skudurais rankovės pasipuošė. Už ką jie tarnavo? Už skalsesnį duonos kąsnį? Per kalėdas nuo šnapso vienodai paraudonavo ir atėjūnų, ir baltaraušių nosis. O po jų Petras išgirdo, kad gali neždintis namo savos, o ne reicho duonos valgyti. Sugrįžus apspito sūnus, apkabino ašaras išverkusi, akis pražiūrėjusi Juliją. Apsidžiaugė tėvas pamatęs, kad vyresnieji sūnus be jo sugebėjo šiokį derlių nuimti, karvutį šieno paruošti. O po 3 metų, tik jau spalį, apylinkėse vėl pyškėjo šūviai, spruko nieko nepešė tėjūnai, o tarp jų kaip juodos musės virš pajudinto mėšlyno plaškėsi tapę nereikalingais ir nežinantys kur kudašių nešti baltaraiščiai. Paėmė į rankas ginklą, žudo, o žemdirbį prie bet kurios valdžios reikia ir arti, sėti, be jo ir žudikas prapuls, iš bado kojas pakratys. Dar prie Klaipėdos pyškėjo šūviai, gaudė pabūklai, o nuvarginta, nuniokota, svetimų batų trypta Lietuva kėlėsi, valė griuvėsius, liejo naujo gyvenimo pamatus. Tarybų valdžiai vietose reikėjo vadovų, aktyvistų. Ir kai Petrui buvo pasiūlyta tapti Medsėdžių apylinkės pirmininku, jis sutiko. Tik ar pajėgs burti žmonės naujam gyvenimui mažaraštis? Pajėgs. Svarbiausia, norėti padėti eiliniam žmogui. Viskuom. Ir žodžiu paguodžiančiu.
Tai daug vėliau apylinkių centruose ėmė dygti tipiniai vietinės valdžios pastatai su pirmininkų kabinetais ir posėdžių salėm. Tadagi ir pirmininko kabinetu ir posėdžių sale tapo skiedrom dengta, paties subudavota Petro Stalmoko troba. Kiek kojų per jos lenkstį peržengė, niekas neskaičiavo. Dažnai kojos žengė klumpėtos ar net visai basos. Brėkštantį gegužės rytmetį į Stalmokų trobą įsmuko kitame kaimo gale gyvenanti Palaida Bala praminta merkšė. Pasakė iš brolio sužinojus, kad Endrijave miškiniai naktį ištaškė keletą komjaunuolių. Ar girdi, nebus įkliuvęs ir jų Vladelis? Juk nepaslaptis, kad jis ne tik į komjaunimą įstojęs, bet ir sekretoriauti pradėjęs. Žinojo Stalmokai, kad bandė Palaida Bala prie Vlado gretintis, bet šis jai jokio dėmesio neskyrė. Nubraukusi dirbtinai ištryškusią ašarą, merkšė išsineždino, o Petras tuoj pat įsikinkė į bričkelę, bėrį ir susiruošė į Endrijavą. Aš su tavim, prišokusi tarė Julija, ir užsimetusi ant pečių pačios megztą skarą, atsisėdo greta vyro. Ji visada ir visur norėjo būti greta jo. Ir vakaruškose jaunystėje šoko tik su juo. Ir vyrui uždainavus visada pritardavo. Net vyriškose darbuose jis stengėsi jam pagal moteriškas jėgas pamačyti. Vladelio namuose nerado. Jis, pasak šeimininkės, pas kurią gyveno ant kambario, buvo išvykęs su reikalais į Gargždus. Apylinkės pirmininkas pasakė kolegai Petrui negirdėjęs, kad miškiniai pastaruoju metu būtų nužudę bent vieną šio krašto komjaunuolį. Atgal Stalmokai važiavo sunerimę. Ką reiškia Palaida Balos pamėtėta melaginga naujiena, o gal tai buvo paprasčiausias bobiškas pletkas? O Vladas iš savo šeimininkės sužinojęs, kad buvo atvykę tėvai, spėliojo, ką reiškia jų netikėtas vizitas. Ir jau kitą dieną, pasibalnojęs dviratį, atmynė į medsėdžius. Išgirdęs, ką pas juos atbėgusi Palaida Bala paistė, susimastė, paskui tarė. Na, kad ji mėgsta pletkus nešioti, žinau, bet dar žinau, kad ji gan sukta. Čia kažkas ne taip. Ta vakarą tėvas su Vladu ilgai sėdėjo virtuvėje prie žibalinės. Turėjo ką aptarti. Aplink siautė miškiniai. Apylinkių pirmininkus medžioja tik todėl, kad jie dirbo pirmininkais. O komjaunuolius, o kad išdrįso jais tapti. Ir tėvas, ir sūnus nebejojo, kad abudu įrašyti į miškų bunkeriuose kruvinom rankom sukurptus sąrašus, kad bet kurią dieną gali tapti tų rankų auka. O tuo metu jų laukė aibės darbų, daugelis kurių buvo netidėliotini. Vakaras vienkiemį apgaubė nuostabiai šiltas, alsuojantis prie slenksčio prisėlinusi vasara. Pasiėmė šitą iš patalynės, nakvoti tėvas su Vladu nuėjo į klojimą, krito ant pernykščių šiaudų. Tingų amtelėjimą įkyriu kaukimu palydėjo kaimynų šuo. Nežinojo tėvas su sūnumi, kad juos einančius per kiemą palydėjo piktai primerktos Palaida Balos akys. Pašarvotos 4 miškinių aukos buvo savo troboje. Paguldyti Petras ir Julija, sūnus. Vladas ir Augustas buvo kaimo meistrų iš menkai obliuotų lentų sukaltuose karstuose. Atėjusios moteriškės braukė ašaras. Vyrai sėdėjo, nuleidę galvas, paniurę. Kaimo giedorkos neapsilankė. Laisvamanis apylinkės pirmininkas tokių dalykų nemėgo. Į Gargždus nužudytuosius vežė 4 poros arklių. Galinėje bričkelėje susikūprinę sėdėjo vyriausias išlikusių Stalmokų Justinas. Už jo nugaros susiraizgė jauniausias Edvardukas. Atsisveikinti su medsėdžių aukomis visą parą ėjo gargždiškiai. Atgulė 4 Stalmokai, kaip antai 4 sušaudyti komunarai. Vienoje didelėje duobėje, greta kapų, tų karių, kurie krito šiose apylinkėse pirmąją karo dieną. Ir vaduojanties iš įsibrovėlių nacių. Laidodami artimą lietuviai sako, ilsėkis ramybėje. Tai reiškia, atgulęs gulėti ten nejudinamas. Nedera mirusiuosius judinti, brautis į jų amžinuosius namus.
Būtent namus. Romo tėvas, ligų varginamas, dažnai pasakydavo, noriu namo. Kur bus jo namai, nežinojo. Jam net buvo vis tiek, kur juos jam jo vaikai suras, bet žinojo, kad grįžęs iš tremties suras tuos namus gimtojoje žemėje. Ir 4 talmokams buvo palinkėta žemelėje ramybės surasti. Nesurado. Kai po poros dešimtmečių buvo rekonstruojamos karių kapinės, naujos rajono galvos nutarė, kad tiems, kurie nedėvėjo kariškų uniformų ir krito ne mūšių laukuose, nedera ilsėtis greta kariškių. Artimiesiems buvo liepta pasimti palaikus ir padėti juos kitur. Jeigu nepasims, palaikai liks sąlyginai gulėti ramybėje, nes jų poilsio vietos atsidūrus parke bus užželdintos arba jų takais vaikščiojama. Pasitelkę porą pagalbininkų ir atsigabenę 2 karstus, įsibrauti į ilsinčiųjų ramybę, artimųjų ramybę ryžosi Edvardas su Justinu. Kai pagalbininkų kastuvai pasiekė sutrūnėjusius karstus, darbo ėmėsi 2 talmokai. Atsiklaupęs, Edvardas rinko kaulelius, atsargiai dėjo į naujus dažais kvepiančius karstus. Į vieną mamytės ir tėvelio, į kitą broliukų. Atsisveikino 2 kartą ir tikėjo, kad pailsėję vienoje vietoje, jie ras ramybę ten, kur jie rado daugelis gargždiškių. Tylėjo svečiai, klausydamėsi Edvardo pasakojimo. Žingsniuodamas vingiuojančių keliuku, Romas pamatė už griovio didžiulį akmenį ir panoro prie jo prisėsti. Apžiūrėdamas jį, atrado 4 skylutes, pasakiusias, kad jos kadaise tarnavo memorialinės lentos pritvirtinimu. Ką tai reiškia? Kreipėsi į Edvardą. O reiškia, kad šis akmenukas čia buvo pastatytas siekiant įamžinti tarybinių pasieniečių žygdarbį 1 karo dieną. Medsėdžiuose dislokavosi jų užkarda. Vyrai didvyriškai pasitiko puolusius juos hitlerininkus ir beveik visi žuvo. Tai ir skelbė prie akmens pritvirtinta memorialinė lenta, kurią nuplėšė įsisiautėję mūsų patriotai, atsakė Edvardas. Aišku, atsiliepė Juozas. Kiek žinau, tokių akmenukų anais laikais buvusių užkardų vietose buvo nemažai pastatyta. Ir nuo visų jų tie, kaip jūs sakote, patriotai nulupinėjo lentas. Nuo nepriklausomybės paskelbimo praėjo beveik 4 amžiaus, o tie patriotai vis nerimsta. Neseniai girdėjau, kalbant per radiją pagrindinį konservatorių istoriką, į kurį dabar lygiuojasi dauguma kitų. Jis apgailestavo, kad kadaise buvusiame pasienyje tarp vokiečių užgrobto Klaipėdos krašto ir didžiosios Lietuvos vis dar galima aptikti sovietinių pasieniečių buvimo įamžinimo ženklų. Taigi suprask, reikės tokius priešiškai nusiteikusius akmenukus nurident kuo toliau nuo akių arba suskaldyti mažus gabalėlius, nes neduokdie atsiras okupantų gerbėjų, kurie vėl sumanys prie jų lentas kalt. Jie pastovėjo prie nuskriausto akmens, patylėjo, o grįžtant prie mašinos Juozas kreipėsi į Edvardą. Mes įdėmiai išklausėme jūsų jaudinančio pasakojimo apie artimųjų nužudymą. Sakykit, o kas dabar užrašyta ant civilinėse kapinėse esančio jų bendro kapo? Užrašas padarytas dar tarybiniais laikais. Kiekvienas praeivis iš jo sužinos, kad tame kape palaidotos buržuazinių nacionalistų aukos, atsakė Edvardas. Ir šiais laikais niekas nesikėsina tokį užrašą suniokot, juk buržuaziniai nacionalistai buvo tada, o dabar jie išgarbinti partizanai. Buvau sutikęs šnairavusių, patarusių pakeisti užrašą šiuolaikišku ir pridūrė, nieko aš nekeisiu. Maniškiai buvo nužudyti, palaidoti ir perlaidoti tarybiniais metais. Anais laikais ir užrašas pagamintas. Ką nors daryti šiuolaikiškai, tai reikštų išduoti juos. O aš ketinu keisti, tarė Juozas ir pastebėjo Edvardo mestą nuostabos kupiną žvilgsnį. Nesistebėkit, bičiuli. Matot, mano tėvų ir sesutės kapą taip pat ženklina žodžiai buržuaziniai nacionalistai. Kol kas jų niekas nelietė. Tačiau pakeisti užrašą verčia jau šiais laikais greta atsiradęs kapas, tiksliau užrašas virš jo, parašyta, cituoju. Čia ilsisi didvyriškai kovojęs prieš sovietus Lietuvos partizanas. Jūsų žiniai, partizanas, nužudęs greta gulinčius eilinius kaimo žmonės, mano tėvus ir sesutę.
Man meistrai jau padarė naują užrašą ir aš artimiausiu metu vešiu jį į Dzūkiją, pritvirtinsiu prie paminklo. Tekstas toks. Čia ilsisi Lietuvos partizanų žvėriškai nužudyti. Na, o kaip derinsis greta atsidūrę užrašai? Paklausė visą laiką tylėjusi Verutė. Derinsis. Sykį jau atsitiko taip, kad žudikas atgulė greta savo aukų, tai ir užrašai tai privalo skelbti. Kokie baisūs mūsų 3 vyrų likimai, prabilo Kristina. Maniškio tėvai ir broliai buvo išžudyti, Juozo tėvai ir sesutė. Romas patyrė Sibiro baisumą. Už ką? Sunku į šį klausimą atsakyti, atsiliepė Romas. Rasti atsakymą turėtų nepolitizuoti istorikai, bet kur jie? Deja, praeities žaizdos niekada neužgis ir niekam nevalia į tą kraujuojančią praeitį spjaudyti. O dabar grįžtam į Gargždus, pasakė Kristina. Be Varutės dainų svečius namo neišleisim. Bet dainuosiu aš rusiškas dainas, atsiliepė Verutė, kurios dabar Lietuvoje nepageidautinos. Tarybiniais laikais daugelio jų žodžiai buvo išversti į lietuvių kalbą ir visur skambėjo. Nebejoju, kad ateis laikas, kai jos vėl Lietuvoje skambės, tarė Romas. Pirmiausia, lyrinės, kurios buvo tapusios mūsų kultūros dalimi ir kurios panašios į mūsiškes.